Startup Space pradėjo savo pavasario semestrą su renginių ciklu įgyvendintos idėjos ir mes žadame suorganizuoti daugiau negu 20 renginių, pačiomis įvairiausiamis verslo temomis. Bus iš viso 20 renginių, kurie atsakys laiptelis po laiptelio apie verslo kūrimą, kas yra svarbu, kaip tai įgyvendinti. Ir balandžio mėnesį mes turėsime grandiozinį renginį visiems gerai žinomą Startup Weekend Lithuania Kaune, kurio metu visi žmonės, kurie lankėsi mūsų ciklo renginiuose, galės pritaikyti savo žinias 52 valandų hackathone, kuriant verslą. Verslui leido jauniesiams kartu studentams ir verslininkams susipažinti su įmonės valdymu, naudojant Google produktus. Mes visi įpratę prie Google, kuri yra nemokama, tačiau jeigu pamokėtum truputėlį pinigų, galėtum rasti daug daugiau paslaugų. Ta mums šiandien papasakojo Zillion Consultings įmonės atstovai. Google Apps verslui visų pirma atlaisvina įmonės nuo rūpesčių rūpintis elektroniniu paštu, dokumentais, bendradarbiavimo sprendimu, tuo, kad nebereikia prižiūrėti, tuo pasirūpina Google. Ir jūs galite su visko fokusuotis būtent į verslo problemas, į verslo plėtrą, į pardavimus. Google Apps kaip produktas yra vienas paprasčiausių rinkoje. Esmė, kad daugelis net turbūt namie naudojatės Gmail asmeniniu paštu. Tai yra kažkas panašaus, bet daug saugiau. Atsiranda dar administratorius, kuris gali viską valdyti, uždrausti, neleisti dokumentų į išorę. Aplinka yra labai intuityvi ir pasaulyje yra įmonės pereina dėl to, kad paprasta naudotis. Nereikia didelių investicijų, kad pakeičiant IT infrastruktūrą.